ko nekalba ir nepasako žiniasklaida apie visą šitą vilkikų situaciją. Įdomios statistikos. Dabar yra rėkiama staugiama, kad kažkoks tai diktatorius uždarė sienas ir kad čia kaip čia mes norim išgelbėti, evakuaciją padaryti. Kreipėsi į kažkokį ten pasienio postą, sako, atidarykit, išleiskit mūsų fūras. Nu, durnyje ar ką, prezidento dekretas, jie kreipėsi į kažkokius šlagbaumo rakto turėtojus, maždaug jūs čia išleiskit mūsų fūras. Tai šiek tiek skaičių. Tai yra įmonių, kurios palėtė, tai yra maždaug apie tiesiogiai ir netiesiogiai liečia įmonių. Tai yra ne tik tų, kurių turtas yra sulaikytas dabar šiuo metu užstrigęs Baltarusiai, bet apskritai įmonių, kurios nuo šitos situacijos nukenčia finansiškai. Maždaug 1800 įmonių Lietuvoje nukenčia, dabar patiria nuostolius dėl šito sienos uždarimo. Pasidomėjau, kokia tų įmonių maždaug apyvarta. Apie 1 milijardas eurų. Jose dirba maždaug 36 000 darbuotojų. Patiria netiesiogiai problemų dėl uždarytos sienos. Aš būtent pabrėžiu, ne dėl vilkikų sulaikytų. Jie galėtų važiuoti ten per kitur. Apskritai, dėl uždarytos sienos kiek yra tų problemų. Maždaug tos įmonės sumoka apie 28 milijonus mokesčių sodrai. Plus PVM, plus akcizas ir taip toliau. Dabar užstrigę yra apie 5000 transporto priemonių ir be darbo Lietuvoje stovi taip pat apie 5000 fūrų. Tai yra Baltarusijoje užstrigę 5000. Dar 5000 stovi kitoj pusėje, nes jos negali pravažiuoti, jos negali darbo ir automatiškai jos negali įvažiuoti į Baltarusiją, nes jeigu įvažiuos ir per Lenkiją, jos bus lygiai taip pat nuvarytos į aikštelę. Tai mes čia kalbam apie 10 000 transporto priemonių, kurios patiria problemų.